Filmuoju naują įrašą. Dabar yra labai ankstyvus rytas, apie 6 valandos ryto. Ir šiandien nusimato ilga diena, pilna iššūkių. Štai va, paruošta mano technika. Tai va, rytoj bus pasaulinė dviračių diena ir mes turim tokią tradiciją per šią dieną važiuoti, taip sakant, didelį atstumą dviračiais, praleisti visą dieną ant dviračių. Tai va šiandien, o kaip tik tą ir darysim. Tai aš pradėsiu iš savo taško, toliau susitiksiu savo kolegą ir mes visą dieną minsim. Taip, jungiam šviesas ir į kelią. Aš jau kelyje, pajudėjau iš savo taško, mano kolega irgi pajudėjo, kažkur kely susitiksim ir judėsim toliau. Nu va, kolega laukia jau, ryškus, oranžinis. Va, šitų avantūrų iniciatorius. Seks. Be pirštinių? Be. Vis darbe. Važiuoju. Na, aišku, pripranti. Urvės, bet pradėjau braškėt kažkaip. Dabar? Jo. Nu, važiuoja tai gerai, bet viskas gerai. Nieko atrodo, bet kažkokie trintys yra. Tai įtariu, kad kokį golį gali subirėti. Nu, žiūrėsim, gal štai. Viskas jau ant šaibo. Visus miestelius, kurios Senys tokius mažiau. didesnius, tokius, nu, paberžė visai nemažas. Kokių bus 20 daugiau kaip paberžė. Privažiavom Giedraičius. Dabar paieškosim, yra kažkoks paminklas nepriklausomybės kovoms, pasižiūrėsim. Čia kažkoks ežeriukas. Esam Giedraičiuose. Ir čia nepriklausomybės kovų savanoriai. Įamžinti. Čia paminklas jiem. Mes irgi savanoriai, 200, virš 200 varom. Dabar reikia pasimaitinti, kaip tik tokia vietoj. Kaip ramu. 7:24. Kada padarė šitą paminklą, toks atrodo įdomus jausmas, kad čia gal padarė tarpukariu. Nėra metų. Čia dar kiti žmonės, ne? Karininkai čia. Ai, viršui karininkai, po to kareiviai. Dabar mes esam Giedraičiuose. Važiavom. Statistika tokia, aš nuvažiavau 33, Arūnas, reiškia, kokių... Kiem 8, tai tu 15 kilų daugiau nuvažiavęs, ne? Average 25 dabar. Nu, Tai kažkur tai molėtuose aš pailsėsiu, tur pasuksiu 10 kilų ratuką. Nu, blemba, ne, gal ne. Nu, tempas dabar labai geras, bet, nu, aišku, visą laiką taip nebus. Po to bus prieš vėją, bus ten panašių dalykų. Varas kaip prieš redirektės filmų. Tam dabar tai išspirs, ką nors, tai lauką, žinai, išmes. Bažnytėlė įdomus kažkoks bokštas. Molėtai 22. Nu tai jo. Į molėtus dabar.
va, netoli Molėtų. Pravažiavom technikos muziejų su visokiais eksponatais, senom mašinom. Tuoj privažiuosim Molėtus. Tai pirmas sustojimas parduotuviai, pirmas didesnis miestas. Dabar privažiavom Molėtus. Pastatėm techniką, apsipirkinėjom, valgom, šokoladukai. Pažiūrim statistiką. Tai nuvažiavom, bent jau aš asmeniškai 58, Arūnas 15 kg daugiau, jis pradėjo iš kitos vietos. Vidurkis greitis maždaug 26 km per valandą. Tokia statistika. Pakankamai greitai važiuojam, greičiau negu planavom. Bet aišku, vėliau pavargsim, bus sunkiau. Tai greitis sumažėjo. Bet kol kas viskas pagal planą. Taip, dar aptarsiu mūsų techniką. Visa technika iš Decathlon. Svarbiausia, kad ta technika išlaikytų. Visa kita tai čia yra lietus, visa kita tenai. Decathlonas galėtų būti mūsų rėmėjas, bet jis nėra. Grabelis, tribanas, Riverside'as, hybridas. Nieko įmantraus. Paprasti pedalai, neprikabinami. Pas Arūną tik specialus batai, dviratininko batai. Pas mane bėgimo bateliai. Kad sudėtingiau būtų. Bėgimo. Kas čia daro? Nu nieko čia. Tokia va technika. Tikimės, kad nepaves. Valgom tokius šokoladukus su 3 zubų. Добрый вечер, мы с Украины. Nori pabandyti? Tai reikės. Tu čia daugiau turėjai, ne? Turiu, pasiėmęs, mąstau toks. Reikės. Čia irgi toks pats yra iš... Gerai. Aišku, ten turbūt sudėtis nekokia bus, ten palmių aliejus, ten turbūt gal pakraupęs būsi. Ne, aš neturiu kažką prieš palmių labai aliejai. Man atrodo irgi, kad palmių aliejus realiai ten tik tai daugiau dėl moralės klausimų. Ne dėl moralės, ten dėl tų orangutangų. Su orangutangiukais. Kad tai tada bus kraustėlė. Kokie namukai senoviniai. Čia stojam? Va, sustojam prie Labanoro bažnyčios. Pailsėti. Pažiūrim statistiką. Kiek mes nuvažiavom. Taip, dabar tokia statistika. Beveik 83 kilometrai. Vidutinis greitis beveik 26 km per valandą. Kol kas tempas labai geras, važiuojasi gerai. Toks maždaug kelias nuo Labanoro iki Ignalinos. Kalniukai vienas paskui kitą. Gražūs miškai.
atrodo Palūšė. Ką tik pasiekėm. Vidurnaktį valandą. Taip, čia Palūšės prieplauka. Ežeras. Laiveliai. Taip, mes jau Ignalinoj, maždaug pusę kelio įveikta. Arūnas Pardėj apsiprekina, po to aš eisiu. Tai yra mūsų dviračiai. Pažiūrim statistiką, kiek nuvažiuota, koks vidutinis greitis. Taip, 114 nuvažiuota, vidutinis greitis beveik 26 km/h. Tai maždaug pusę distancijos. Bet jau pradeda jaustis. Kojytė sunkėja. Tempas dabar greičiausiai kris. Tai jau čia perkam Aibę Ignalinai. Reik čia papilmuoti. Sėdim savo prie Ignalino rajono savivaldybės. Bananus kertam. Mėsos numiręs. Ilsimės prieš antrąją pusę. O čia jau bus iššūkis, antra pusė. Pirmą... Nu, sunkiau, jo. Karščiau, oras jau. Pirmą įveikiam, visai normaliai, net geresnių tempų negu galima buvo tikėtis. Bet dabar tai jau bus. Kalsim kofeino tablečių, aišku. Pasilengvisim, dopingas, viskas. Legalu yra olimpiadai tas kofeinas. Kažkada buvo draudžiama kofeino, tam tikrą koncentraciją, kai pasiekė kraujyje, galėjo diskvalifikuoti, bet nuėmė šitą dalyką. Tai dabar tipo per... Jo. Nes atitinkama turbūt dalis jau būtent žalinga turbūt. Jo. Bet ten labai sunku buvo pasiekti tą dozę, ten jau turėjai labai, nežinau, kokias, gal 5-10 tokių tablečių, žinai, kalt. Dabar mes legaliai viskas ant bananų. Ne, tai reiškia kofeinas, ar ne dopingas, ar ne dopingas? Ne, jisai, stimuliantas, tarpsime, jisai legalus stimuliantas, žinai, veikia smegenis, nori, nenori. Mes esam kofeino, taip sakant, varoma visuomenė. Visi ofisinis planktonas, viskas, ką daro, tie ateina į ofisą, pasidaro kavutės, gauna kofeiną. Kavutės, tai čia dar gerai čia, nes turbūt ateina su Redbullais kokią litro visą dieną. Taip, dabar važiuojam labai sunkia atkarpa, daug kalniukų, kaip amerikietiški kalniukai, nusileidžiam, pakylam. Tai va toks kelias tarp Ignalinos ir Švenčionys. Yra platybės, dabar leidžiamės nuo kalniuko, po to vėl kilsim. Nu, va taip ir vargstam antroj distancijos pusėj. Taip, dabar esam Švenčionyse, ne? O, puiku. Sekantis miestas turbūt Pabradė bus didesnis, ne? Tas pats, čia Švenčionių rajonas. Beveik 40 km. Nuo Švenčionių iki Vilniaus kiam? Ne, iki Vilniaus 80. 80, o iki Pabradės, ne? 40. Nu tai va, mūsų sekantis stojimas bus Pabradė. Žinai, kokį vakarą davažiuosim. Davažiuosim kaip mes. Vienas mano draugas pastovi važinėja Švenčionys į Vilnių su dviračiu. Nu, taip treniruotas, jau treniruotas. Pastovi, kaip vasarą tai daryti. Taip, pasižiūrėjom statistiką. 140 km nuvažiuota. Vidutinis greitis apie 26 km/h. Kol kas laikom tokį patį tempą. Taip, ir šiek tiek apie mitybą. Aišku, daug cukraus, šaltodukai, bananai. Dabar valgysiu meškiukus, guminukus. Geriu Coca-Cola su cukrum, mineralinius. Gryno vandens negeriu.
Reikia, kad būtų ir angliavandenių, elektrolitų. Šitie dalykai didina osmoliliškumą kraujo ir vanduo taip greit nepraeina ir geriau hidratuoja. Tai daug junk foodo. Bet kai tiek daug minam, toks maistas ir reikalingas. Kuo greičiau suteikti energijos. Maitinuosi kas valandą maždaug. Šalčininkai. Nu va, toks parkelis Švenčionyse. Šiek tiek sustosim, pailsėsim. Sėdim, ilsimės. Kelias nuo Švenčionių link Pabradės labai geras, lygumos. Važiuojam tuo pačiu sunkiausiu bėgiu, bet labai daug mašinų. Judėjimas, eismas didelis. Nu va, pasiekėm Pabradę. Pabradės prieigos. Na, taip atrodo Pabradė. Nu va, pailsiaujam Pabradėj. Stopas. Lietus prasidėjo, pirmą kartą mūsų užklupo. Slepiamės po pušim. Prigulsim žulytę, dronai skraido. Jo, čia pavarėm paskutinius. Ką čia mums rodo skaičiai? Pas mane 180 km vidutinis greitis, tie patys, beveik 26 km per valandą. Vos gal pakilo. Nuo Ignalinos. Vos. Ne, nuo Švenčionių. Vos. Gavom lietaus. Zasada. Ir nesišnekam, varom. Jau iš paskutiniųjų. Lėpsi? Jam turim tos ploščios. Magūnai. Keliam. Žiūrėjau balsavimo rezultatus Magūnuose, kažkur kiam procentų balsuoja už Vaitkų. Ten buvo prieš tai geltonas namas, kuris įsikėlė Sovietų Sąjungos vėliavą čia neseniai per tą... Ne, čia dabar buvo. Per Pobėdo bėsiją, minėjo Pobėdo bėsiją įsikėlė. Bombin, nesibombin. Snariadų išmuštas, lyg tai bombintų čia. Punžionis. Mane vienas bendradarbis yra iš kažkurių tai Punžionių, bet nepamenu kurių. Vėl asfaltą važiuojam, bet ir bekelę, gravelių. Dabar važiuojam pažiūrėti labai vaizdingą vietą. Atodanga, ne kažkokia, kaip, nežinai kaip jinai vadinasi, neatsimeni? Punžionių ir vadinasi? Punžionio atodanga. O, ten turbūt žymiai tas ženklas. Kartu užvažiuosim ir pamatysim. O, koks vaizdas.
Super vaizdas. Žiauriai. Vėja matys, kad jis nėra. Mhm. Gražu. Medis. Kupinės, man atrodo, yra. Kupinės. Rūnas žiūri, kiek nuvažiavo. 2.11. 2.11. Tai va, Rūnas vykdė planą minimum. Tai buvo 200, ne? Arūnai, sveikinimai. Planas Planas minimum. minimum yra 2 PM. Čia planas maksimum. Šiandien planas maksimum. Tiesiog planas yra. Nei minimum, nei Jo, tu iš vis be B plano. Tau yra A planas, ne? 2 PM. Jo, salutė. Pas mane tai minimum planas 200 įveikti. Maksimum 2 PM. Daugiau negu pernai. Jo. Pernai buvo 200 lygiai. O, kaip gražiai saulutė apšviečia. Ten kažkoks paukštis skrenda. Ten tolumoje, kur rūksta dūmai. Astravo atominė elektrinė. Ne? Yra kažkoks, bet Pora. jisai skaitmeninis, žinai, vis tiek. O, Kerkų tiltą. Važiuosim į patį miestelį. Esam netoli Vilniaus, važiuojam palei nerį. Ne tiek ir daug liko iki kelionės pabaigos. Rūnas 250 turės. Nu, rekordas. Strigo ir taip nepasieksi. Čia neįmanoma tokio pasiekti. Čia neužprogramuota. Nauja pačytė. Nu. Kiek čia? Yra? Fiksuojam. Nu, stojam sankryžai. Net nelabai ir įdomu, kaip... Dabar mes čia išsiskirsim. Arūnas varo į Vilnių. Aš varau į Vilniaus rajoną. Dar gabalas kelio man. Tai kokio 20 dar bus gal? Nu, kažkur. 15-20. Kažkur gal 18 kokių. Ir aš būsiu pasiekęs irgi tikslą. Va, likau važiuoti vienas. Dar šiek tiek pakentėti. Na, kaip mašina. Važiuoja į Vilnių. Kamštis bus. Tuoj finišo. Už kelių kilometrų. Puškuoju dabar prieš vėją. Bet jau smagu. Nes matau gimtasias vietas. Ne.
kur pradėjau, ten ir baigiau. Va, stovi žirgas, patikimas, nesugedo, atlaikė 205 kilų. Neblogai pavarėm šiandien. Neblogai. Bet įdėgiau kaip fermeris, žiūrėk. Kai dviratininkai, kai traktoristai. Kaip Valujevičius, ane? Reikės dabar lyginti, įdėgi kažkaip. Skaičiuosiu kalorijas, viskas skaičiuosiu. Kiek suvalgiau, reikės paskaičiuoti. Sekantis dalykas paskaičiuoti, kiek aš išeikvojau kalorijų, kiek suvalgiau maisto, junk foodo